Sveiki, čia Edvardas kalba, draugai šaukia mane Edva. Iškart atsiprašau, kad neaplaudinau YouTube filmuko į internetą. Aš tiesiog nebeturėjau valios ir noro rodyti savo veidą po įvykių, kurie nutiko man šį savaitgalį. Tai aš įrašiau paprastą audio klipą čia. Žodžiu, situacija yra labai aiški ir nedviprasmiška. Aš tiesiog noriu nuoširdžiai paraginti visus neiti į Vilniaus klubą Trinidadas Daukšos gatvėje. Aišku, čia aš išgalvojau šitą pavadinimą, nes visa istorija, kuri man nutiko, tai tas klubo pavadinimas yra net ne iš T raidės, o iš G. Bet tiek to, aš noriu likti, sakykime, anonimiškas šitoj situacijai. Suprantat, kokia yra gėda, kai tu ateini su užsieniečių kompanija, žmonėm iš Latvijos, Jūrmalos, Balskos tos pačios, ir tavęs neįleidžia į klubą. Mes buvom gal 6 žmonės, mus pasitiko toks nuaugęs, sakykim, jaunas, išvaizdus vyriškis, ir Latvis ramiai praeina pro praėjimą, sakykim, švedas irgi, vadybininkas, toks žymės firmos, praeina į klubą, o mane sustabdo. Sustabdo ir, žodžiu, stumia mane, prisiliečia prie krūtinės ir stumia atgal. Sako, tu neįeisi apsauginis. Suprantat? Stumia ir ėmęs abidvi rankas, savo stambes rankas, kurios tos rankos yra kaip mano kairė šlaunys, jis man su ta šlaunies ranka stumia įsirėmęs į krūtinę atgal priešingą pusę, negu yra praėjimas. Žodžiu, visų žmonių ir visų tų gražių merginų, kurių tikrai tą vakarą buvo mažiau negu 4 akivaizdai. Visi žmonės žiūri, užsieniečiai taip pat apakę. Latvis iš vis netekę samo, žiūri, kuo čia viskas baigsis. Suprantat, įsivaizduokit, su visa kompanija, žmonėm iš Antverpeno, Bauskės, Latvijai, švedai, visa mūsų kompanija, jų akivaizdai manęs neįleidžia į klubą stumimo būdu. Ir svarbiausia, aš tikrai esu ne kažkoks, sakykim, prašalietis, aš tikrai sukuosi tose pačiose vakarėlėse, dalyvauju tose pačiose švediškų stalų konferencijose. Suprantat, ir nesu tikrai kažkoks tai studenčiokas, bet manęs neįleidžia į klubą. Be papildomo paaiškinimo, aš sakau, kas negerai. Man, sakykim, gražioj formui yra paaiškinama, kad tavo kakta yra per maža, žodžiu, mano kakta. Nes taisyklė tokia, kad jeigu kaktos aukštis yra mažesnis negu 0,7 milimetro, tai tavęs neįleidžia į klubą. Suprantat, von atsiūda, žinai, taip juokaujant, grubiai. Ir iki tokio lygio, kad tam klube liniuotės už šniurelio pritvirtintos kabo, žmonėms pamatuoja kaktas prieš įeinant į klubą. Ir jau tada po to jau jokių visokie posakiai kaip shit happens manęs nebegodė absoliučiai. Ir aš tik įsitraukiu tirtėdamas savo mobilų ir skambinau, visiems skambinau, kam aš tik neskambinau. Sioma, barškutis, vaflis, burlaivis, tas iš vis apsimetė, kad nemato praleisto skambučio mano. Jeigu dabar klausai, tai jau nebeklausai. Žodžiu, suprantat, ir aš visiems skambinau, kol baigėsi mano, jau, žodžiu, kalbėti net nebegalėjau, nes tiesiog nuo didelio kalbėjimo jau mano lūpas susitraukė, išdžiuvo, aš negalėjau pratarti nė žodžio, putos drimba man, aš tada pradėjau spaudyti SMS-us. Suprantat, žiūri Latvis, didžiulė gėda, susidaro eilė, visi laukia nepatenkinti, aš tada įsitraukiu mobilų, visi pamato mano karpą ant nykščio,
tada aš netam einu į klubą, kad mano karpas pamatytų ant rankų tamsoj. Žodžiu, pamato mano, aš su to nykščiu spaudau SMS-us, rašiau visiems, nežinau, gerai, kad ežio planą turėjau, tai galėjau visiems parašyti, bet, žodžiu, rašau visiems, nuospaudos atsirado jau ant mano rankų, tai įsivaizduokit kokia gėda, jeigu mes su užsieniečiais einam į klubą, norėdami pašokti su merginomis, bet tu ateini jau į klubą ir su nuospaudomis, tarkim, įsivaizduokit, jo, su nuospaudom kiši banknotą barmenui ir sakai, man duokit Bloody Mary, vadinamai kokteilį, čia toks kokteiliukas yra labai skanus, pomidorai, vodka ir... Tai gerai, kad aš prirašiau SMS-us visiems, rašiau ir galiausiai prisiminiau, kad toj vietoj dirba mano pusbrolis. Antros eilės, Augis, dirba virtuviai, šefukų, aš nežinau tiksliai, pievagrybiai ir visi sako, tu būtinai jam parašyk. Ir aš jam parašiau SMS, kaip aš vadinu tą lemiamoji SMS. Jis ją gavo, jis išeina į lauką, aš aišku 3 metus jo nematęs, bet kaip aklas višiukas iš tolo jam, žinai, Augi, šaukiu. Jis, aišku, pamato mano kurtkę, atpažįsta mane, jisai tą liniuotę, kur kaktą matavo, tiesiog visų akivaizdai perlaužė, kažką tais Latvis jau matau iš akių, kad pajunta jau, kad situacija pasitaisys, jo veidas jau mainosi. Augis apsauginių iškart jausi trūkteli kažkokių reikšminių frazių, keywordų ir apsauginio smegenis matomai prasimasažavo ir visa mūsų kompanija buvo praleista pro įėjimą. Tai va tokia istorija. Tiesą sakant, jūs net neįsivaizduojat, kiek yra mano mobilus bombarduojamas pranešimais ir šantažu, kad šitai visa istorija būtų, kaip sakant, neiškiltų virš vandens. Bet aš nepasiduosiu ir eisiu iki galo. Ir jeigu kažkam nesuinteresuotas, tai ir būktų nesuinteresuotas. Bet man ir mano draugams rūpi tai, kas vyksta Vilniui. Ačiū.